Dabar prasidės šiek tiek technologijų, kurias mes jau norėsim matyti prisiminti. Dabar noriu pasakyti, kad visų pirma, kai jūs atliekat kažkokius pratimus, kuriuos mes jau mokėmės, kai jūs padidinat savo energetiką, jūs pačios tampat tais harmonizatoriais generatoriais. Suprantat? Jūs pačios tampat tais harmonizatoriais. Jeigu jūs laikysit, darysit kažkokį pratimą ar laikysit rankose akmenį, tai jūs ir kažkiek tai ir pakrausit. Tai va, tai vienas iš šaltinių, tai esat pati jūs. Galit krauti akmenis. Tokiu principu. Nu, šiaip reikėtų pasilaikyti šalia savęs ilgokai. Taip. Bet tai jūs prikrausit iki savo potencialo. Ta prasme, jis aukščiau nepakils tiek, kiek jūs save sugebat prikrauti, kiek save pakelti, kokių vibracijų. Tokias vibracijas pasieks galų galiai ir akmuo. Jūs galit pasidaryti krėslą iš akmenų, ar ne? Ten ką nors tokio panašaus. Aišku, jau užsiklot, kad nebūtų šalta. Ir jeigu jūs ant jų sėdėsit, kiek tai laiko ir darysit tas praktikas, jie pasieks jūsų tą potencialą. Po to, jeigu jums kada nors, sakykime, krito nuotaika, suerzino, kas nors, dar kas nors padarė, kai sako, gyvenimas toks, nors iš tikrųjų pats žmogus dažniausiai viską padaro. Tai va. Bet jūs grįžtat, atsisėdat į tą krėslą ir vėl jūs pagreitintai grįžtat į savo tą gerąją būseną. Nes jūs kaip ir iš anksto sukaupėt savo, čia kaip būna, žinot, savo kraujo bankas sudaro žmogus, kad atsitikus nelaimiai ten galėtų pats savo padėti. Tai va, tai tokiu būdu jūs pakrausit savo, turėsit savo pakrautus akmenis, tokiam avariniam atvejui. Tai va, irgi vienas iš reabilitacijos ir gydymosi metodų dar. Kada serga, tarp kitko, tie akmenys irgi padės. Tik tai atsiminkit, po to juos irgi reikės gydyti. Todėl, kad tuo momentu jie irgi kažkiek teršiasi ir po gydymo juos reikės plauti, valyti ir iš naujo krauti. Jie mėgsta apskritai, mėgsta saulę, mėgsta pasimaudyti. Tai va, antras dalykas, aišku, jie turi gauti žemės, turi gauti saulės. Taip, kad juos ilgai uždaryti neišeina, jos paskui vis tiek reikia valyti. Tai reiškia, ta dėžė turi būti atidaroma, kažkokia tokia. Nu, darbas akmenim yra bendras. Nuplaut galima druskos tirpale, gerai išplauna. Pamirkyti druskoj paprasčiausiai. Iki 3 parų tai panašiai. Nu, kaip jūros vanduo. Labai stipraus nebūtina daryti. Ypač tai tinka kvarcui valyti. Nu, vat. Ir dabar vis tik mums reikėtų įsisavinti, kaip aš sakiau, naują metodą, naujas technologijas. Tai būtų taip vadinamas vaivorykštės metodas. Aš gal jau buvau minėjęs ir praeitą paskaitą, bet mes jau jos nespėjom įsisavinti. Tai yra vaivorykštės metodas. Kaip aš ir sakiau, tiek darbas su savo vidinė saulė, tiek vaivorykštės metodas bus kaip jūsų saviharmonizacijos įrankis, tiek jums pačioms, tiek gali būti aplinkiniams, tiek aplinkiniai erdviai. Nes ten, kur jūs esat, jūs savim harmonizuojate ir erdvę. Reiškia, jeigu žmogus harmoningas, harmoningai žmonėm apsistatykit ir jums nebereikia harmonizatorių. Jie jūs suharmonizuos. Taip, dabar vaivorykštės metodas. Kas yra vaivorykštė? Iš kur jin gaunama? Taip, ta prasme, iš tikrųjų, bet kuri balta šviesa, tai yra ir vaivorykštė. Tai reiškia tam tikrų energijų komplektas, rinkinys.
Žodžiu, akinamai balta šviesa. Tokia, kokią matom, pavyzdžiui, žaibui skeliant ugnį. Žodžiu, pilnas šviesos energijų rinkinys. Tai vat mes kaip tik ir panaudosim tokį pilną rinkinį kaip baltą šviesą, bet turime omeny, kad tai yra vaivorykštė, tai yra visų rūšių energijos. Ką mes žinojom, kad tai yra ir raudona, ir oranžinė, ir geltona, ir žalia, ir žydra, ir mėlyna, ir violetinė. Pilna vaivorykštė. Na, va dabar. Čia taip pat bus dar ir priemonė, kaip savęs subalansuoti, nes mes dabar šitos vaivorykštės pagalba surišim savyje širdies čakroje savotišką kaspiną.